Labadiena, esu Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro floristikos mokytoja Evelina ir šiandien parodysiu, kaip gražiai pasidekoruoti kalėdinį stalą namuose. Turbūt kiekvienas iš mūsų namuose kažkur giliai spintelėje turime paslėptą seną dubenį, kuris mums nebetinka ir šiandien parodysiu, kaip prikelti jį naujam gyvenimui. Kalėdom, ką mes turime turėti? Dubenį, medinį dubenį. Taip pat puikiai jums tiks medinė ripkė. Gali atsirasti ir metalinis padėklas, metalinis indas. Gali atsirasti kaučiukinis indas. Gali atsirasti pintinė. Visos medžiagos išskyrus keramika ir stiklas mums tinka. Forma, spalva, stilius yra visiškai nesvarbu ir parodysiu, kaip bet kokio stiliaus indui tinka dekoras, panaudojant vieną techniką. Tai ko jums dar papildomai reikės, tai akumuliatorinio suktuko arba tokio grąžtelio. Reikės techninės vielutės maždaug 1 mm storio, dekoratyvinės vielutės. Dekoratyvinės vielutės spalva turbūt priklauso nuo jūsų indo spalvos arba jūsų interjero spalvos. Medžio žievė, medvilnė ir aišku pušis. Pirma, ką mes turime pasidaryti, tai dubenyje įsigręžti skylutes. Skylės turėtų būti maždaug iki 0,5 centimetro gylio. Diametras grąžtuko ir skylės turėtų būti tokio pat diametro kaip ir techninė vielutė. Vadinasi, plius minus apie 1 mm. Taigi, ką mes turime pasidaryti, tai įsmeigti į skylutes vielą. Jeigu skylutė yra šiek tiek per didelė ir viela standžiai nesilaiko, panaudokime šiek tiek klijų. Galą patį galiuką vielos užsitepkime klijais ir įsismeikime į skylutę. Susistatėm vielą ir kol džiūsta klijai, darysime sekantį darbą. Dabar mums reikės dekoratyvinės vielutės ir pinsime girliandą. Iš visų medžiagų, kokias susirinkote gamtoje, piname girliandą. Nereikalinga absoliučiai jokia taisyklinga seka, tiesiog kas pirmas papuola po ranka, tą ir tvirtiname. Atstumas tarp dekoratyvinių detalių galėtų būti apie 5-7 cm. Apsukam ir aišku užtvirtinam, kad niekur nepabėgtų. Turim cinamoną, naudojam cinamoną. Vėl apsukam, užtvirtinam. Noriu, kad kalėdinių žaisliukų būtų daugiau. Dedu daugiau kalėdinių žaisliukų, apsukam, užtvirtinam. Ir pinamės tokią girliandą. Kokio ilgio girlianda turi būti, tai priklauso aišku nuo to, kiek gausiai jūs norite padekoruoti indą. Bet ir užtvirtinau. Renkamės medžiagas tokios, kokios mums patinka ir aišku, kokios mums tinka mūsų interjere. Tai jeigu mums tinka tik gamtinės medžiagos ir mums galbūt tik patinka tik gamtinės medžiagos, tai savaime suprantame, tikrai galime nenaudoti jokio blizgesio. Ir tada vėlgi, jeigu naudotumėm gamtinės medžiagas, tada puikiai indas tiktų galbūt ir adventiniam žvakėm sustatyti. Pasiruošėm girliandas, bet prieš sukdami girliandas ant vielų, prieš tai mes užsivyniosime ant vielučių kalėdinės lemputės. Be jokios tvarkos labai stiprios. Prisitvirtiname, apsivyniojame kalėdinę girliandą ir toliau sekančių žingsnių mes vyniosimės savo paruoštą dekoraciją. Užsitvirtinam ir taip pat, kaip pinamos pintinės, tai lygiai taip pat mes piname ir girliandą sukame aplink vielas. Ties viena kokia vielutė mes galime truputėlį sustoti ir apsisukti kelis kartus, taip mes užsifiksuosime ir vėlgi bus šiek tiek stabiliau. Girliandos, dekoras, visi žaisliukai ir
gamtinės medžiagos, jos krenta labai natūraliai. Tikrai nesistengime jų nukreipti taip, kaip mums patinka. Taip išvengsime tą tokio dirbtinumo jausmą. Žiniojom vieną paruoštuką. Imam sekantį. Vėl prisitvirtinam ir vėl toliau sukame ratu. Na, susipynėme girliandą ir dabar mums reikia susitvarkyti vielas. Tam, kad nesusižeistumėm, mes jas turėsime šiek tiek susitrumpinti ir užsilenkti. Susitrumpinam gal 1 metru visas, panašaus aukščio, kad būtų. Užsilenkiam vielutes ir kad vielučių galai irgi būtų gražus ir mūsų neerzintų, ant viršaus mes lygiai taip pat karštuklių pagalba užsiklijuojame dekoracijas. Apsivyniojame girliandą aplink vielas ir dabar mes naudosime pušį. Pagal šį spalvyną aš pasirinkau pušies spyglius naudoti rudus. Jeigu kažkas nori namuose žalumos, aišku, galima naudoti ir šviežios žalios pušies spyglius. Ir ko mums reikės? Mums reikės lipalo ir spyglių. Spyglių galiukus merkiam šiek tiek į lipalą. Net sudžiuvo dabar jau. Žiūrėk, plėvelė užsidengė. Kol čia filmavomės. Spyglių galiukus mes pamirkome lipale ir smeigiam be jokios tvarkos į dekorą. Nebijokime, kad lipalas baltas ir jisai matosi, kai jisai išdžius, jisai pasidarys skaidrus ir jo tikrai nesimatys. Tai drąsiai tepkite ir nepergyvenkite. Smeigiam iš šono, iš viršaus. Vėlgi galime smeigti iš apačios. Pasipuošėme indą, kuriuo galime pasipuošti namus arba padovanoti giminėm, draugam. Ir tuo pačiu aš turiu kitą indą, kur yra senovinė gelda, nukelta nuo mano močiutės palėpės. Čia integruoti integruotos tiktais gamtinės medžiagos ir vėlgi, kad nebūtų blizgesio, kad išlaikytų autentiškumą, aš nenaudojau jokių kalėdinių žaisliukų, bet naudojau močiutės sutrukusius senus karolius, kurie padaryti iš gintaro. Taip pat namuose turėjau gintaro gabaliukų, kuriuos integravau į visą šį dekorą ir šis indas puoš mano namus. Tai ačiū, kad buvote kartu ir gražaus, ramaus jums švenčių laukimo.